Labas, mano vardas Aina ir šiame video profesorius Gediminas Navaitis papasakos, kas tai yra stresas patiriamas mobingo metu, kokia jo tiksli reikšmė bei kokios yra 3 reagavimo į stresą fazės. Sužinosite, kokius 5 vaistus nuo streso siūlo profesorius ir kaip jie gali padėti pakelti savivertę bei geriau jaustis. Taps aišku, kaip neįsitraukti į aplinkinių žmonių ar kolegų psichologinius žaidimus, kurie jūs verstų jaustis blogai ar keltų stresą darbe. Taip pat profesorius paaiškins, kas tai yra automatinės mintys ir kodėl jos turi didžiulę įtaką mūsų gyvenime ir streso valdyme. Na ir galiausiai suvoksime, kodėl tik laimingas žmogus gali save vertinti adekvačiai ir kodėl tokie žmonės niekada netampa mobingo dalimi. O jeigu jau dabar norite sužinoti, kaip DSAT darbo saugos e-sistema padeda stiprinti komunikaciją tarp darbuotojų, išvengiant krūvos popierizmo, šio video aprašyme paliekame jums nuorodą. Spauskite ir sužinokite, kaip galite sumažinti streso lygį savo darbuotojams, suteikiant jiems galimybę mokytis savu tempu, kadangi DSAT-oje yra savitarnos modulis, leidžiantis tą atlikti efektyviau. O dabar spaudžiame prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, tai padėsite YouTube algoritmui. Ir dabar perduodu žodį profesoriui Gediminui Navaičiui. Kalbant apie stresą, pradėkime nuo paprasto klausimo. Visi šitą žodį vartoja. Jau labai nustepčiau, kas nors pasakytų, pirmą kartą girdžiu, negirdėjau. Bet tikslios reikšmės nežino. Tai štai ta tikslioji reikšmė. Mokslinis streso apibūdinimas. Pirmas pasiūlė Hansas Selye, Kanados fiziologas, medikas, kad stresas tai yra universalus, nespecifinis organizmo reagavimas į būtinybę prisitaikyti. Atkreipkite dėmesį, kad ratas tarsi užsidaro, kad pradėjau nuo to, jog organizacijoje yra įtampa ir vėl grįžtų prie to, kad prie tos įtampos, prie būtinybės prisitaikyti, prie naujų aplinkybių, reaguojant į tai, patiriamas stresas. Kita, tikrai žinau, jog kai žmonės mato užrašus tarptautinius žodžius universalus, nespecifinis, tai jie į juos dėmesio nekreipia, o laukia, kada esmė bus pasakyta. Tai šiuo atveju, žinokit, esmė yra šituose tarptautiniuose žodžiuose, nes jie reiškia, jog universalus, visiems vienodas, nespecifinis, bendras, o todėl galima išskirti 3 reagavimo į stresą fazes. Pirmoji fazė nerimas, antroji fazė priešinimasis ir trečioji išsekimas. Na, jeigu šiuo metu ten, kur esate, ar tai kažkokioj patalpoj, ar vis tiek, ar net ir lauke, pastebėjote, pavyzdžiui, patalpoje duris truputį prasiveria ir nosį kiša liūtas. Tai kas tada atsitiks? Nu, tikriausiai sunerimsite, gal koks retas budistas pasakys, žvėrelis nori pavalgyti. Tai jeigu sunerimsite, tada kas atsitiks? Galit arba kovoti, arba bėgti. Iš tikrųjų, organizmas nedaug turi pasirinkimo. Bet visais atvejais keisis organizmo tonusas. Dažniau širdis plaks, dažnesnis kvėpavimas, padidėjęs prakaitavimas, čia tarp kitko išvardinau tuos požymius, kurie naudojami melo detektoriuje. Nes jeigu kurie nors klausimai kelia nerimą tiriamajam, tai jis taip ir reaguoja. Ir tada, šitas nerimas turi būti suvaldytas. Todėl ateiname į kitas streso fazę, į priešinimąsi. Bet ką svarbu pabrėžti, čia priešinimasis ne tam liūtui. Čia priešinimasis nerimo požymiams. Nes jeigu, grįžtų prie pavyzdžio su liūtu, jeigu užsidengsite akis ir palysit po stalu ir šauksit, oi mama, nenoriu, rezultatas veikiausiai nebus geras. Todėl reikia suvaldyti streso požymius. Ir
o tam reikia jėgų ir pastangų. Ir šita pasipriešinimo stresui fazės ir sėkmė, ir trukmė priklauso ir nuo įgimto atsparumo, ir nuo gebėjimo prisitaikyti, ir tie galiausiai nuo išsiugdyto gebėjimo, ir galiausiai nuo stresoriaus stiprumo, nes, sakysime, grįžtų prie liūto, atidžiai pasižiūrėjot ir matot, kad ten, ne liūtas, pelė. Nu tai kaip ir viskas tvarkoje, nerimo požymiai dingo. Bet jeigu visgi jie yra didesni, tai tada ateiname į išsekimo fazę, reiškia, senka organizmo galimybės, vėl atsiranda nerimo požymiai, bet jau nebėra jėgų juos slopinti. Ir galiausiai atsiranda ir psichologiniai, ir fiziniai sutrikimai. Čia neatsitiktinai apie liūtą šnekėjau, nes toksai viduramžių medikas, filosofas Avicena padarė tiems laikams tinkamą eksperimentą, dabar gal nelabai mokslišką, tiesiog prie narvo, kuriame buvo liūtas, priglaudė narvą, kuriame buvo ėriukas. Nu tai liūtas šokinėja, riaumoja, letena mojuoja, bando ėriuką pasiekti, gal ir mums nebūtų tenai smagu, o ėriukui nepaaiškinsi, kad čia narvas, kurio negalima, nepasieks tavęs liūtas. Tai ėriukas po 2 savaičių nudvėsė ir skrodimas parodė, kad nudvėsė dėl senatvinių kraujagyslių sistemos pokyčių. Kitaip sakant, jisai dėl streso per 2 savaitės paseno. Toks yra, ėriuko liūdnas gyvenimas, bet kartais ir mes kiekvienas savo sukuriame ir aplinka mums sukuria panašias sąlygas. Tai toliau einant atkreipčiau dėmesį į vaistus nuo streso. Fizinis aktyvumas. Darykite mankštą kasdieną, jeigu dar porą kartų per savaitę nueisite į sporto klubą ar į baseiną, tai tikrai stresas bus, darbinis stresas bus sėkmingiau reguliuojamas. Sveikas gyvenimo būdas ir priklausomybių kontrolė. Taurė vyno yra gerai, butelys degtinės gali būti ir per daug. Ir ateiname prie tų dalykų, kuriuos minėjau. Nedalyvaukite svetimuose žaidimuose. Įsivaizduokit tokią situaciją ir gal net ir patirsi tą situaciją. Kokios čia dabar artimo šventės galėtų būti? Sugalvojau kalėdas, bet galbūt ir anksčiau kažkas įvyks jūsų darbovietėje. Tai čia mūsų gražioms moterims, joms lengviau įsivaizduoti tą situaciją, jeigu nesugalvosi kiekvieną kartą ir vyrams, ir moterims ko nors. Tai moterims, įsivaizduokite, kad prie jūsų prieina bendradarbė iš kito padalinio, su kuria jūs pusę metų nematėte ir veikiausiai dar pusę metų nepamatysit ir sako, vaje, o kas čia jums nutiko, o kodėl taip išstorėjot? Kokia pirma mintis atėjo į galvą? Pajuokausite, kad gero žmogaus daug turi būti. Pamėginsit kažką agresyviai atsakyti, kad pati tu čia tokia ir dar labiau. Nusisuksite, nueisite išdidžiai. Visi šitie variantai, kokį duos rezultatą. Vis tiek jums, kokie jūs bebūtumėt pusiau sviri, neturinti jokių menkavertiškumo kompleksų, bet truputėlį nuotaika tai sugadins. Ir geriausią atsakymą, kurį sugalvosite, jį sugalvosite kitą dieną ryte. Iš karto ekspromptų geriausio atsakymo nesugalvosite. Tai jeigu o juk čia yra tam tikras žaidimas, jūs jau suprantate, kad tai yra psichologinis žaidimas. Tai kaip ir daugelį kitų situacijų, pirmiausiai išsiaiškinkite tą žaidimą. Užduokit paprastą klausimą, ar norėjai man pasakyti ką nors nemalonaus? Kas toliau atsitiks? Pradės atsiprašinėti, arba įsivaizduokim, taip norėjau pasakyti ką nors nemalonaus. Tai tada žinot, kaip reaguoti. Bet į ką atkreipiu dėmesį, kad didžioji dalis automatiškai pradėjo žaisti
svetimą žaidimą, bandė papokštauti, bandė kažką atsakyti. Tai todėl ir pabrėžiu, nežaiskit svetimų žaidimų, savo žaidimų žaiskit. Na, toliau, reiškia, nuolatinės geros nuotaikos kūrimas. Psichoterapijoje tikrai ganėtinai dažnai naudojamas klausimas. Ką malonaus patyrėte praeitą savaitę? Nu, arba per paskutinės 7 dienas, nebūtinai visą savaitę. Kalbėkime, sakysim, jeigu šiandien ketvirtadienis, tai nuo praeito ketvirtadienio. Ir atsakymas nieko labai blogas. Nu, jis teisingas. Galbūt nieko ir nepatyrėte, bet reikia save ko nors pradžiuginti. Čia kokios galimybės? Žinote posakį, kad reikia iš ryto veidrodžiui pasakyti keletą komplimentų. Bet reikia žinoti ir poveikio trukmę. Jei pasakysit ką nors gero veidrodžiui, tai maždaug 15-20 minučių. Kol iki darbo ateisite ir išgaruos. Jei ką nors bjauraus prišnekėsit veidrodžiui, truputį ilgiau, pusvalandis. Jeigu neatsitiktinai daugelyje verslo dalykinių susitikimų pradedama nuo menkų dovanėlių, tai ten kokio nors tušinuko, puodelio ir galų gale kavos pasiūlymo, nors truputį pagerina nuotaiką 15 minučių. Geriausiai nuotaiką pagerins muzikos klausymasis, bet pageidautina koncertas, buvimas gamtoje, sportas, buvimas su draugais. Tai gali iki poros valandų. Ir dar atkreipčiau dėmesį į laimingo žmogaus mąstymą, kas irgi yra labai stiprus impulsas stabdantis stresą. Čia kaip ir priminčiau, kas šiandien tapo kai kurie psichologiniai terminai, tapo jau kasdienybės terminų. Ir šiandien nieko nenustebinsiu posakiu, kad žmogus turi pasąmonę. Nu, kada Freudas pradėjo apie tai kalbėti, tai ko ne prieš 100 metų šitas posakis būtų nustebinęs. Kad dar kažkokią pasąmonę galvoja, šiandien tikrai visi žinome, kad ją turime ir tai suprantama, nes pavyzdžiui, kaip šiandieną keliavome į darbą ar kur nors kitur, tai visos to kelio vargu ar galim prisiminti. Bet tai mūsų atmintyje liko, tai yra kažkur pasąmonė ir galim tai ir pasiekti, galim ir nepasiekti. Tai čia toks artimas dalykas. Turim pasąmonę, turim sąmonę. Gamtoje tokių griežtų ribų nėra, todėl turėtų būti kažkas tarpe. Tarpe vieno iš teorijų yra tai, kas vadinama automatinėmis mintimis. Ir dabar tiesiog pagalvokit apie pirmą reagavimą. Kokia pirma mintis ateis į galvą, jeigu sakau jums gyvenimas yra puikus. Galėjo ateiti pirma mintis, kad taip tikrai, puiki vasara, atostogauju arba atostogausiu, puikus laikas, dabar kalbamės apie įdomius dalykus ir taip toliau. Galėjo ateiti visai kita mintis, kad kokius niekus iš čia šneka, nu kas čia tame gyvenime puikaus. Valdžia meluoja, vagia, problemos, pabėgėliai kažkokie, tai atlyginimas menkas, nesvarbu kiek gaunat, kad ir 10 000, vis tiek akivaizdu, kad menkas, turėtų būti bent 2 didesnis. Dar jeigu artimuosius žmonės, jų problemas, santykių problemas pradėsit vardinti. Atkreipiu dėmesį, kad abu variantai yra vienodai gerai įrodinėjami. Aš jums nesiūlau savo kažką tai įteiginėti priešingo, negu jūs manote konkrečiai situacijai. Bet tiesiog paprastas klausimas, kurį atsakymų kryptis yra pozityvesnė. Kurį jūsų gyvenimą daro lengvesnį, įdomesnį, sėkmingesnį. Ar manimas, kad gyvenimas sunkus, bjaurus ir reikia sunkiai kovoti, ar priešingai, kad gyvenimas puikus ir gausite viską, ko norėsite. Tai retkarčiais tokį klausimą verta savo užduoti. Na ir galiausiai, artėdamas į pabaigą, priminčiau, kad vėlgi stresą apibendrintai pastebėčiau, kad stresą geriausiai padeda įveikti, tarp kitko ir mobbingą, laimingo žmogaus savybės. Ir šitos savybės jau yra pakankamai gerai ištirtos.
Tai tokie žmonės domisi aplinką ir kitais. Jeigu kam teko bendrauti su iškeliaujančiais žmonėmis, dėja, gal ir turi kas tokią patirtį, tai turėjot pastebėti, kad jie jau nustoja domėtis ir žiniomis, ir aplinkiniais, ir panašiais dalykais. Kitas svarbus momentas, kad laimingas žmogus adekvačiai save vertina. Čia grįžtų į pačią mūsų pokalbio pradžią apie menkavertiškumą ir kitką. Manau, labai daug kas lengvai atsakys, kas yra užaukštintas savęs vertinimas, ką reiškia užriesti nosį. Lygiai taip pat lengvai atsakysit, kas yra nužemintas savęs vertinimas, laikymas, apie tai kalbėjau, laikymas save blogesnių už kitais, nuolatinė savikritika. O kas yra adekvatus savęs vertinimas? Ir nebandykit atsakyti, kad tai yra pagal nuopelnus teisingai ir panašiai, nes neįvertinsit nuopelnų. Kaip palyginsit, sakysim, aš moku gerai bulves kusti, o jūs gerai mokate pyragą kepti. Tai kaip mūsų gebėjimus ir nuopelnus sugretinsime. Adekvatus savęs vertinimas yra tai, kad aš nemanau, jog esu geresnis už jūs, bet nemanau, kad esu ir blogesnis. O tada šitoj pozicijoje, pripažindamas, kad mes kaip žmonės lygus, labai lengvai galiu pripažinti, kad kažkokioj srity jūs sugebate daugiau negu aš, ir tikiuosi pripažinsite, kad yra sritis, kuriuose aš sugebu daugiau. Bet mes kaip žmonės lygus ir tada galime būti vienas kitam draugiški, galim būti atviri naujovėms, galim būti optimistai ir mobingų tarsi nelieka vietos mūsų bendravime. Būtų gražu, ką jau minėjau, kad turėtume ir kasdieninius malonumus. Tai yra fizinį aktyvumą, buvimą gamtoje, saiką ir kokį nors tikslą, prasmingą ar bent ilgalaikį. Dėkui profesoriui Gediminui Navaičiui ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje. Ir kaip minėjau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ją ir sužinokite, kaip darbo saugos specialistai ir personalo vadovai sutaupo marias laiko, kurį verčiau gali skirti mobingo problemoms spręsti. Ir jeigu norite pamatyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar paruošta 10 panašių video edukacijų. Dėkui ir iki pasimatymo.